Kaip visada surprizai. Netyčia buvau pritrėškęs lygtais juodą karnikos motinėlę. Dar tokio bajerio nesu matęs. Na, kadangi yra vienas iš geresnių būdų įduoti motinėlę senąją, negyvą įdėti ten, kad feromono kvapai susivienodytų, įdėjau, tai šiandien po 3 parų randu va tokį vaizdelį. 2 motinėlės gyvos, bitės maitintojos mirusios ir dabar nežinau, surprizas, kosmosas kažkoks, bitininkystė veža. Taigi, kas buvo padaryta? Radus 2 motinėlės, vieną įkišom į vieną narvelį, izoliatorių taip vadinamą, o kitą įdėjom į antrą. Ir dabar bandysim tai šeimai įdėti 2 motinėlės žiemojimui. Pažiūrėsim, kas iš to gausis. Taigi, kaip ir minėjau, padarėme 2 izoliatorius žiemojimui. Viena motinėlė karnikos, šitame batpasta. Įdomu. Nu, žodžiu, bitininkystė tai nenuspėjamas menas, mokslas, stebuklas, mistika. Cirkai tęsis. Dar nebuvo paskutinių 5 metų rudens, kad nebūtų kažkokių nuotykių su patelėmis. Aišku, tai iššūkė mūsų eksperimentinė bitininkystė.